laukime to lūžio, kada iš tikrųjų pradės ir investuotojai statyti nebe niekalus tokius, žinai, kaimo gryčią, kurią sukaliau ir važiuokit čia. Kubilą pastačiau ir mirkite. Bet jeigu pradės padaryti subtiliau, išradingiau, pasižiūrėk, net ne sezono metu kartais tos visos net kaimo gryčios tiek užimtos, kad tu negali rasti piršto, kur įkišti. Dėl to, kad trūkumas yra. Bet kai pradės žmonės kelti reikalavimą kokybės, tai tada mums reikės va tokių šveicariškų, žinai, pensionuotų. Arba kai atsiras Vilniuje metro. Arba kai atsiras. Taip. Vilniuje, Lietuvoje. Va dabar čia ta distopija kokia nors, va, pasvarstykime. Aš manau, kad neatsiras niekada. Ir nelabai gal čia ir reikia. Bet jeigu atsirastų, tai aš norėčiau, kad būtų toks, kad aš, reiškia, Zujūnuose. Stotelė būtų. Ne stotelė, prie mano tvoros. Aš išeinu prie savo tvoros, iškart eskalatorium, nusileidžiu į apačią, į metro, va taip kaip stovėjau su maikute išėjęs, reiškia, nusitęsiu dar, aišku, tokią stoginę nuo namo, kad iki tvoros būtų. Ir ten tiesiai prie tvoros nusileidžiu į metro, šilta, gera, privažiavo, traukinukas, čiuku. Ir va čia va išlindo prie žinių radijo. Va čia va taip pukt. Ir aš vėlgi su maikute, be jokio palto, be nieko. Ir va taip po žeme visas susisiekimas, jeigu toks būtų, tai gal visai nieko tas metro būtų, kaip tu galvoji, žinai. Tada tikrai ten nereikėtų galvoti mašiną, važiuot, pravažiuot, pusnis, nepusnis. Žinai, dabar, kai yra tie raštai žemės, kur ten gali varyti, tai aš irgi galvočiau, vat gerai tu tyčia ar netyčia tą klaidą padarei. Ne, patikslinimą. Ne Vilniaus, o Lietuvos metro. Nes mums kaip tik to ir reikia. Kad į Klaipėdą mums reikėtų važiuoti ne 6 valandas, 1,5 kokios. Pagal Japonijos kulkos greičius tiek turėtų būti. Į Kauną iš vis mes turėtumėm 20 minučių. Va, tu su savo maikute išlendi, galvoju, pala, šiandien nereikia į radiją, varau ten. Taip turėtų būti. Bet supranti, pas mus yra mąstymas į vakarykščią dieną. Ypač biurokratai, kada imasi sprendimų, net ir dauguma politikų, kurie ateina, jie mąsto, kaip sutvarkyti vakarykštę dieną, nes ten yra betvarkė palikta. Jie net negalvoja, kaip dabar, o jau ką apie rytojų, tai iš vis tau nieko nesakau. Tai, ką mūdu dabar šnekamės, tai yra iš principo net ne rytojus. Tai turėtų šio vakaro reikalai būti. Taip turėtų atrodyti valstybė. Reikėtų paimti dar 10 milijardų kur nors, aišku, tam grįžimui. Pasižiūrėk, kai tu skaičiuoji tokios mega projektus, tai patikėk, tai yra paremtas rautais, ar ne? Vienas dalykas. Antras dalykas, keiti praktiškai miesto ir aplinkinių teritorijų gyvenimo tempus, srautus. Ir tai yra taip pat pajamos srautinės. Ir tie tavo 10 milijardų, žinai... Jeigu tai pakeis. Aišku, jeigu tai pakeis, tai tada galima rizikuoti, žinai, bandyti statyti statinį, kuris, nu, sakykime... Ir aš tada pradedu, kai tu šneki per 2 valandas į Palangą, ar ne? Kas būtų labai įdomu ir gražu. Aš net, ką žinai, per 2 valandas, aš mielai dabar dar pasivažinėčiau ten, Real Baltica, jeigu tokia yra, kur nors nuvažiuočiau, žinai, su traukiniu, sėdai čiuku, nieko galvoti nereikia, sumušteką pasiėmė savo ir važiuoji, žinai. Tai visai, nu, smagi kelionė galbūt. Žinai, bet šiaip, kai aš mąstau apie save, aš galvoju, ar aš iš savo mašinos lipčiau dėl 2,5 valandų, gal aš man maloniau būtų važiuoti čiuku, ar tau ten su tavo, reiškia, limuzinu, ar man į tą Palangą, muzikytė groja, važiuojas, nu, ilgiau truputėlį, ne per 2 valandas, per 3 nuvažiuosi, bet ar lietuviai, bet aš bandau apie mentalitetą suprasti. Išlipti iš mašina dar yra, supranti, apskritai, mūsų visuomeniai mašina dar yra toks kaip čia, kaip prieškaryje, kaip karvė būdavo, arba arklys, žinai, nu, vat svarbu, žinai. Tai turėti svarbu, jeigu neturi karvės, ir tos patelės visos ne dėl karvės, reiškia, lošiam ten, ar kažką. Tai vat, nes, žinai, kas yra, mums automobilis yra kažkokio savivertės dalykas yra, kuriame tu jautiesi gerai,
kuris reiškia, kad, nu, vat, aš dar ponas esu, nu, mes dar, vat, kaip tu sakai teisingai, mes dar gyvenam tą praeitą dieną Europoje senai, jau ten, žinai, automobilis nebe taip svarbu, žinai, bet mums... Ypač miestuose. Nors, kai rodo pramonė, tiek gamindama visko, automobilių pramonė klesti visom kryptim, tai panašu, kad visuomenė automobiliai buvo, yra ir bus svarbus. Nu, ta prasme, žinai, vystytųsi tada tramvajų pramonė, traukinių ar metro, bet dėja automobiliai labiausiai, matyti, į tą pramonę investuojama yra ir žmonija vis tiek nori turėti karietas. Nu, nieko nepadarysi. Mūsų genetikoje yra karietos ir, žinai, jomis mes, reiškia, didžiuojamės, galinėjamės ir taip toliau. Netgi tyrimas yra padarytas, beje, mes čia galėjom pakalbėti apie BMW, pavyzdžiui, apie tai, kad kiek dar žmonių, reiškia, perka BMW ir pasirodo, kad pasaulinis tyrimas rodo, kad BMW vairuotojai stipriai neurotiški, bet tai netgi kalba eina net apie tai, kad net automobilio pasirinkimas priklauso nuo charakterio ir nuo viso kito. Tai kaip tu, žinai, sulysi visi vienodą metro, į vienodą, kur visi ten važiuoja, kas kuo kvepia, neaišku, kur atsisėst nėra, muzika visiems vienoda groja. Čiurlionis, kaip sakoma. Čiurlionis. Aš tai sutinku, nes čia taip tu greitai nieko nepakeisi, bet matai, koks yra reikalas. Kai mes kalbame apie didžiulius žmonių srautus, o metro, pavyzdžiui, ir yra didiems srautams sutvarkyti, o ne šiaip, kad tau, kaip nuėjusi ministrė Bilotaitė, turiu galvoje, baigusi darbą, ministrė Bilotaitė sakė, nu, kad metro galbūt ir visai nieko, bet ne dėl to, kad tai yra transporto priemonė, bet iškasi maždaug gerą slėptuvę. Tai, nu, čia tada, man atrodo, pinigai iš viso kiaurai vėjams. Two in one. Eik, tu savo. Bet, supranti, srautai ką reiškia, tai aš esu gyvenęs didžiuosiuose miestuose, kur man automobilio neprireikia. Žinai, dėl ko? Tai ten jau labai didžiuosiuose miestuose. Bet dėl to, pasakysiu dėl ko, šiaip nesakau, kad jo nereikėtų, buvo atveju, kai gyveni, pradedi matyti, kur tavo automobilio pradeda reikėti ir kokiam laikui. Dėl to, pavyzdžiui, kokioj New Yorko yra, beje, Lietuvoje tas pasivažinėjimo, ar ne, servisas. Pavyzdžiui, numetei, taip toliau, jis irgi yra pasiteisinęs. Aš noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, Berlyne visuomeninis transportas, tas tau taip leidžia susivadybinti ir tiksliai keliauti, kad tau mašinos nereikia, dėl to, kad tu nesirūpini nei parkavimu, nei pastatymu, nei dar ko nors, o kaip tik tas 25 minutės, kurias tu skiri kelioniai, tu gali dar ir paskaityti, ir paklausyti, neprisijimti atsakomybės už kažkokį netikėtą į gatvę iššokusį veikėją. Daug ir dalykų. Bet tu tai kalbė, aišku, pirmą apie didmiestį, labai didmiestį. Antras dalykas, tu kalbė apie miestą, kurio tu nepažįsti. Nu, nepaisant to, kad tu ten New York'e buvai, žinai, ne vieną kartą gal, bet vis tiek tai yra ne tavo miestas, žinai, kuriame aš Vilniuje kai kurias vietas mane išpila prakaitas, kai reikia kur nors nuvažiuoti, kur aš nežinau maršruto, žinai. Tai aš irgi mielai važiuočiau ten į kokiu nors Boltų, pavyzdžiui. Tegul nuveža ir gerai, jau nekal, aš ten Marijampolę vieną kartą nuvažiavau, tai ten, kol radau savivaldybę, pats vairuodamas, tai galvojau, kad 5 kartus į avariją pakliūsiu, nes eismas sureguliuotas taip, kad ten... Pasidarė naujus kelius. Ir taip toliau. Žodžiu, kai tu nežinai, nu tai tau tada yra, žinai, diskomfortas pačiam vairuoti, ieškoti pagal navigaciją, kur čia tau kas ir kaip, supranti. Ir tie, kas ten gyvena tuose miestuose, nu, pats, žinai, Berlynas netuščias miestas, pilnas mašinų. Yra pilnas mašinų, bet lygiai... New Yorkas pilnas mašinų. Absoliučiai, bet supranti, mašinuose sėdi ne po 5, o 1. Dėl to jis ir pilnas, bet lygiai taip pat, aš tau pasakysiu, ir visuomeninis transportas yra neperkrautas, aišku, piko valandas, kitas dalykas. Bet aš tau pavyzdžius to sakau, Lisabona, pavyzdžiui, Roma kokia, Londonas tas pats, kur, aišku, Londonas piko valandom irgi yra, nu, nedovanėlė, bet šiaip, jeigu pataikai į tos laikus, patogiai sudėliota. Ir taip, kaip tu panorėjai, kad prie tvoros tau išlipimas būtų. Prie tvoros būtų gerai, bet jeigu ne prie tvoros, tai tada, žinai, jeigu vis tiek su mašina reikia važiuoti iki metro. Ne, tada yra absurdas. Čia kaip aš bandžiau paeksperimentuoti savaitę, padėjau mašiną ir tikrinau tą pažadą, kai Šimašius pasakė, kad greitieji autobusai atsiranda, ar ne, ir jūs važiuosite greitai į miestą. Okei, aš savaitę laukiau, kol aš atvažiuosiu į miestą greitai. 5 minutės.
Apie ką kalba? Matai, ir čia, aišku, problema metro ne tik tai jo pastatymė yra, bet matai, čiagi svarbus klausimas ne tik investicijos, bet paskui kaip tie srautai. Aš kodėl kėliau klausimą dėl to, ar mes persėsim, kai lietuvių automobilis yra, žinai, kaip rūbas tas, per kurį matosi. Žinai, tai ir šitoje vietoje, jeigu mes nepersėsim, tai tada tas metro mums pakips po kaklu, ne tik tai, nes, iškastas, ten reikės aptarnauti, paduoti elektrą, visą kitą išlaikyti. Išlaikymas metro kainuoja dar, žinai, tiek pat. Ir jeigu niekas nevažinės, dabar jau autobusų, troleibusų parkas toks, žinai, žiūri, ar čia atsiperka, ar neatsiperka, pirkt naujus, ar ne, kartais kaštai, žinai, didesni negu kad mes įsivaizduojam. Tai su metro, jeigu niekas nevažiuotų, tai ne tik, kad neatsipirktų, bet ir kabėtų visą laiką. Tai reiškia, kad, žinai, būtume pasmerkti ubagystę. Bet žiūrėk, jeigu atsirastų tokia linija, dvi, sakykime, arba, bent pradžioj viena linija. Per pagrindinis centrą ašį ir į užmiestį, o užmiestyje, va tam taške, kur aš dabar B taškas, yra pastatomas tas visų valdiškų įstaigų miestelis, ar ne? Tai garantuoju, kad tokia metro linija ir toks pakitimas urbanistinis, jisai labai stipriai Vilnių atlaisvintų, lengviau pradėtumėme kvėpuoti ir srautas leistų atsipirkti šitai ašiai. Gal, jeigu žmogus tik tai tą ir sprendžia, kad iš šito atsikėlęs, jisai nusprendžia, kad jam reikia važiuoti spręsti klausimų į ministeriją, žinai, o ne pakeliui. Bet ten daug visko, matai, kadangi jeigu tokį, iš tikrųjų formuoti miestelį, tai vien iš to žmonių srauto, kuris dirba ir valstybės, ir savivaldybės, žinai, reikaluose, jau tai susidaro. Ir aš manau, kad pagal tą srautą galima tada pajungti ir kitus rajonus, kurie pakeliui, žinai. Galima, aišku, skaičiuoti, gal geriau būtų geras aikšteles prie to miestelio pastatyti, požeminės, didelės, kur atvažiavai, žinai, pasistatei patogiai. Matai, bet jau kai tu, žiūrėk, kai mūsų pradedam kelti klausimą apie ne vakar dienos suremontavimą, kurios jau nebeįdomu, nebereikia, o apie tai, kaip padaryti žmonėms šiandien, o dar geriau ir rytoj, kad būtų okei, mes pradedam eiti prie visokių sprendimų ir idėjų. O kai ateina į politinę valdžią hebra, kuris sako, žinot, mes viską padarysime ir kalba apie tai, ką jau seniai turėjome turėti. Žinai, pats tu istorikas, istorija, kaip čia, kartojasi spirale. Tai buvusi vakar diena, žinai, kartais iššoka į ateitį būna, nes, kartais ir taip, žinai, tai metro savaime irgi yra atgyvena, tiesą sakant. Šiaip jau mano akimis žiūrint galėtų būti koks nors įdomesnis transportas, gal palaukime kvadro, kokių ten oberių. Jo. Tie, kur, teisingai skraidantis autobusai, kurie irgi... Tieskime oro linijas. Ir ten, žinai. Tai va, su to džiaugsminga nata, reiškia, kaip sakoma, tikėdamiesi, kad link mūsų vėlyvos pensijos su Linu Kontrimu bus transportas, kuris mus nugabens iš Vilniaus į Palangą per 15 minučių su ta viltimi, reiškia, ir baigiame laidą, sakydami vyrai kalba, iki kitų kartų.